Rugsėjo 30 dieną didžiulis būrys mažųjų skaitytojų susirinko Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Visi jie buvo aktyviausi praėjusios vasaros skaitytojai, kurie didžiąją laisvalaikio dalį skyrė knygų skaitymui. Šventę kraštytės rašytojos Onos Jautakės eilėraščių pradėjo Kamilė Bankovskytė. Sraigė kraipo raguščius, sraigė prašus į svečius, praveri plačiai duris, lys greičiau, nes greitai lis. Vėliau vaikus sveikino linksmasis Drevinukas, kuris su bibliotekininkė pravedė edukacinę pamokėlę apie rašytoją Motiejų Valančių. Kai kurie iš renginio dalyvių buvo lankėsi bibliotekos organizuotoje ekskursijoje į Kretingos rajone Nasrėnų kaime esantį Motiejaus Valančiaus muziejų. Tiems vaikams atsakyti į klausimus apie rašytoją ir vyskupą sekėsi puikiai. Mažieji šventės dalyviai skaitė ištraukas iš Mikės melagėlio, galvojo, ką reiškia vienas ar kitas senovinis žodis, kuris parašytas Valančiaus kūriniuose. Tačiau labiausiai vaikai laukė apdovanojimų, o jų iš tikrųjų buvo labai daug. Bibliotekininkė Albina Šemetulskienė apžvelgė vasaros skaitimų rezultatus, pasakė, kad vasaros skaitimų lentynoje buvo tik lietuvių autorių kūriniai, paminėjo, kokios knygos buvo populiariausios. Vaikai buvo apdovanoti knygutėmis, žymekliais, kitais prizais. Apdovanotieji buvo linksmi ir toj pat ėmė skaityti ir vartyti gautas knygeles, džiaugtis kitais prizais. Vasaros skaitymai dalis edukacinio projekto Lietuvio autoriai vaikams, kurio pagrindinis rėmėjas Kultūros rėmimo fondas.